Aš jau prieš tai sakiau, kad sprendimas yra labai sunkus, bet mes jį turėjom padaryti ir išsidiskutavę su kolegomis, su savo padėjėjais, galų gale priėmėm tokį sprendimą, kad Donatas Motiejūnas, sakysim, nevažiuoja su mumis į Ispaniją. Mes paprašėm, padėkojom jam už darbą, už tai, kad jis atvyko ir tikrai, kaip pasakyt, įdėjo daug darbo. Bet galbūt jam sunkiau, gal jam truputį reikia sustiprėti. Ir galbūt mes priėmėm tokį sprendimą, kad pasilikti su tais dideliais, kurie yra sekantis. O antras žmogus, kaip ir dabar, kaip ir nėra, sakysim, bus spręsis su Arvydu Aitutavičium antradienį, nes bus jo dar kartą patikrins į medikai ir po šito patikrinimo mes žinosim konkrečiau, kaip vyksta tas gyjimas, ar jisai užtruks, ar jisai bus trumpesnis. Jeigu jis bus pakankamai trumpas, norėčiau duoti dar vieną šansą Arvydui. Jeigu jisai bus ilgesnis, aš manau, kad ir mes taip kalbėjome su juo, kad greičiausiai jam bus sunku, nepraėjus viso to pasiruošimo, prisijungti, spėti į tą traukinį, sakysim. Tai toks kybo, sakysim, klaustukas. Gynėjų mums trūksta dar šiek tiek rungtynių, kad mes galėtume kažką tai apsispręsti. Jeigu Arvydas lieka komandoje, ar kažkas bus atkabintas kaip 15 žaidėjas ar 15 žaidėjas? Šiuo metu aš manau, kad jisai nevažiuos į Ispaniją vis tiek. Jis turės gydytis, bet mes matysim, kaip greitai jisai galės grįžti ir prisijungti prie mūsų. Taip, kad mes vis tiek važiuosime 14 į Ispaniją. Kurie žaidėjai grandus daugiausiai nerimo kelia šių dviejų rungtynių? Aš nenorėčiau dabar taip įvardinti, yra tikrai taisytinių dalykų. Ir aš labai, kaip pasakyti, džiaugiuosi, kad mes turėjom tokias rungtynės su čekais. Kad jie žaidė gerai, mes ne taip gerai. Ir jie geresnė komanda nei Suomiai, nenuvertinant Suomijos komandos. Bet labai gerai, kad mes tokias turėjome, mums pasimatė visos mūsų bėdos ir ten apie tas grandis aš nenorėčiau kalbėti. Kai kurie vyrai sužaidė prasčiau savo galimybių. Ir tai būna vienas, ne du ir galbūt tos net ne apie grandis kalbam. Ir yra silpnų vietų, bet tą mes žaidžiam tam, kad jas išryškintume ir kad dirbtume, kad jas sustiprintume. Aitutavičius nesinori atkabinti dėl to, kad netenkina kitų žaidėjų žaidimas? Ne visai. Visada kažko tai tikiesi, ar ne? Visada tikiesi kažko tai geriau. Ir tie svyravimai yra. Nežinau, galbūt ir tas šiek tiek veikia, kada tą kaitalioji tą startinį, ar ne, kažką tai. Ir tas paveikia žaidėjus. Iš vienos pusės, sakysim, Arvydas, būtų ne visai sąžininga jį tai paimti ir, kaip pasakyti, ir neduoti jam antro šansų. Todėl aš noriu palaukti, nes jisai tik vienas rungtynės žaidė. Ir visai neblogai atrodė. Tai toksai, o su kitais žaidėjais, tai dar neįeidinėja į formą ir aš manau, kad vėlgi, manau, kad tas žaidimas gerės. Reikia truputį perlaužti kai kurios stereotipus, kaip žmonės žaidė savo klubuose, o aš noriu žaisti šiek tiek kitaip ir aš noriu, kad jie žaistų pagal tai, pagal mano sistemą, pagal mano supratimą. Ir nėra taip lengva padaryti, bet mes dar turim laiko ir bandysim tai daryti. Trenerių reaguoti prieš rungtynes nusprendė dėl Motiejūno, ar dabar jau tik pasibaigus mačui? Nebuvo sprendimas padarytas, mes tiesiog apsikalbėjom buvo susirinkimas trenerių. Mes jau kaip pasakyti, ir anksčiau vis. Ir šiandien mes kalbėjomės apie tai.
po pietų ir apibrėžiam tokį, sakysim, ratą, kurie mums kelia kažkokiu tai klausimu, kurie žaidėjai, kurie kandidatai kelia klausimų. Na ir sakau, buvo diskusijų, ne iš karto tas buvo priimta taip lengva ranka. Tikrai ne tik man vienam tas sprendimas buvo labai sunkus. O ar tie žaidėjai, kurie yra po klaustuku, jie tai žino, jiems tai pasakėte, kad būtent jie kovoja dėl tos paskutinės? Jie žaidėjai visi supranta, jie nori pasirodyti kuo geriau ir galbūt tas išnorėjimas pasirodyti kuo geriau kartais kiša koją. Ir jie pradeda daryti tai, ko jie ne visai arba negeriausiai sugeba. Bet čia rolių išaiškinimas, čia yra mano darbas, aš pasistengsiu tą kiek galima išaiškinti ir tiksliau ir matysim, kaip žmonės supranta, kaip reaguoja. Žodžiu, treneri, dar per mažai laiko su žaidėjais jūs dirbote, kad vienas kitą suprastų? Ne, to laiko pakankamai, bet tai nauja sistema, naujas, sakysim, nauja filosofija, ar ne? Ir dirbom gana nemažai, bet rungtyninį tas varžybinis etapas tik tai prasidėjo, mes sužaidėm tik tai 2 rungtynės. Tai treniruotėse jūs kažkas iš jūsų kolegų klausė manęs, va kaip kas, sunku pasakyti, todėl kad darbingumas, tas noras, ta energija, tas, kaip pasakyti, pastangos, aš neturiu priekaišto nė vienam. Jeigu man būtų reikėję tik pagal šitą nuspręsti, aš nežinau, aš negalėčiau nuspręsti. Šičia nebuvo jokių klausimų. Yra kiti truputį niuansai, kaip mes matom, kaip mes truputį užbėgant į priekį, kažką tai, sakysim, sudėtis ir taip toliau. 12, bet aš nenorėčiau šiandien apie tai kalbėti. Jau man šiandien ir tai buvo nelabai maloni misija, patikėkit manim. Nuo kurių rungtynių žadate įtraukti žaidimą Kleizą? Manau, kad nuo sekančių. Alinas supranta tai, jis aišku norėtų žaisti, bet jis supranta, kad jis vėliau prisijungė. Ir jisai dirba ir papildomai, ir šiandien tie, kurie nežaidė, jie neatostogavo, jie turėjo 2 treniruotės su treneriais, viskas, ir jie dirba nuoširdžiai, taip pat suprasdami, kad jie turi būti pasiruošę ir kad jie eis.